Sveiki kolegos, malonu matyti, kad po pietų kelias jūs dar vis domina. Aš anatomijos ypatingai nedėstysiu, nes Aurentas labai gražiai parodė užpakalinį kelią iš ryto ir pereisim prie patologijos. Tai vienas iš dalykų, kurį galima pamatyti užpakalinio kelio srityje, tai fabela, kur jau ir buvo parodyta anksčiau magnetinio rezonansuose gražiuose vaizduose toks taškas kelio užpakalyje. Tai yra mažytis sezamoidinis kauliukas užpakalinio kelio sąnario kapsulėje, jis būna išorinėje pusėje. Paplitimas europiečių tarpe gan nedidelis, iki 30%, bet pasirodo azijiečiai tam labai linkę ir net anatomijos tyrimų metu nustatyta, kad turi 87% kiniečių. Ir ten net įdomią tokią teoriją išvedę, kad jie daro matyti kažkokius fizinius pratimus, dėl ko ta fabela pas juos dažniau randasi. Taigi fabelos priekyje yra išorinis šlaunikolio krumplys ir užpakalinė kelio sąnario kapsulė, ten yra sinovinis sąnarinis paviršius. Užpakalyje fabelos yra musculus gastrocnemius lateralinės galvos skaidulos. Pro kraštą praeina toks įstrižinis pakinklio raištis ir nuo fabelos kartais eina raištukas link šeivikaulio galvos, valua raištis. Kokia fabelos funkcija aiškiai nežinoma, manoma, kad atlieka panašią kaip girnelė funkciją stabilizatoriaus, perskirstant raumenų jėgą tiesiant kelią. 20 amžiaus pradžioje buvo manoma, kad yra absoliučiai atsitiktinis radinys, visiškai neturintis jokios klinikinės reikšmės faktas. Kažkaip ne į tą pusę važiuoju. Bet paskui duomenim besikaupiant, kai kas aprašė tokį fabelos sindromą. Tai nepastovus užpakalinės šoninės kelio srities skausmas, susijęs su fiziniais pratimais. Ir šitos srities skausmingumas kartais yra aprašoma bendrojo šeivinio nervo neuropatijos požymiai, palengvėja ilsintis arba pašalinus fabelą ar kažkaip kitaip gydant. Turi būti atmestos kitos skausmo priežastis ir mes ultragarsu galime iš tikrųjų patikrinti ir pažiūrėti ryšį tarp pačios fabelos buvimo ir skausmo, nes mes galim fabelą paspausti ir paklausti paciento, ar panašus tie skausmai. Iš tikrųjų yra labai retas sindromas, yra aprašyta iki 100-150 atvejų palei įvairius autorius, bet pradėjus man spaudyti tas fabelas pacientam, kai kurie pasakydavo, kad jiem tikrai skauda. Tai nežinau, kiek yra tos teisybės, bet vienaip ar kitaip galim žiūrėti. Anatominiai tyrimai parodė, kad pacientams, kurie turi fabelą, tai dažniau būna plonesnis bendrasis šeivinis nervas toje pusėje ir yra aprašytos literatūroje neuropatijos, sensorinės, kartais iki pėdos paralyžiaus. Tai tas gali būti svarbu diferencijuojant tos pėdos paralyžius nuo diskogeninės kilmės. Taip pat literatūroje yra aprašyti keli fabelos lūžio atvejai dėl tiesioginės traumos. Ir vienas įdomus atvejis buvo aprašytas po endoprotezavimo, kai didelė fabela trukdydavo tiesiog kelio judesiams. Gydymas nuo ramybės imobilizacijos, fizioterapijos iki įvairių injekcijų ar net chirurginės ekscizijos. Kitas dažnas dalykas tai įvairios užpakalinėme kelyje įvairios poplitinės cistos. Dažniausiai jų turbūt yra Bakerio cista, klasikinis vaizdas. Bakerio cista tai yra ribota skysčio sankaupa pakinklyje dėl pernelyg didelio skysčio susikaupimo tepalinėme maišelėje, esančiame tarp dvipilvio blauzdos raumens gastrocnemius vidinės galvos ir musculus semimembranosus sausgyslės. Kiek žinau, Saulius plačiau papasakos, bet čia yra tas musculus gastrocnemius vidinė galva, o čia yra puspilvinio raumens sausgyslė. Pirmą kartą aprašė, kaip nekeista, tas poplitinės cistas Adamsas, bet jis menkai susijęs su kelio sąnario ir jo ligomis. Ir po 20 metų Williamas Moranas Bakeris, garsus Londono chirurgas tuo metu,
aprašė tas Bakerio cistas, nurodė, kad jos yra netikrosios, kad jos yra išklotos sinovyje ir kad dažnai susijusios su semimembranozus tepaliniu maišeliu ir kad būna pacientams, kurie serga įvairiomis kelio lygomis. Tai nuo to laiko Bakerio vardas prigijo toms Bakerio cistoms. Bakerio cistos iš esmės vystosi esant bet kokios kilmės padidėjusiai sąnarinio skysčio gamybai, ar dėl sąnarių ligų, ar dėl traumų. Jos turi ryšį su kelio sąnariu ir iš esmės yra vienpusis vožtuvas, kai skystis iš kelio sąnario eina viena kryptimi į cistą ir ji didėja, jis negali sugrįžti atgal ir sukelia įvairius masės efektus, spaudimą, skausmingumą, judesių ribojimą. Ta jungtis tarp cistos ir sąnario yra vienas iš būdingų skiriamųjų Bakerio cistos bruožų, bet įdomu, kad net darant artrografiją ar artroskopijas, tą jungtį gali pademonstruoti apie 55, aš maksimum radau, kad 62% atvejų. Skiriasi, dalis to skysčio gali rezorbuotis per pusiau pralaidžią membraną, lieka fibrinas, tas skystis tirštėja. Kartais tos skiriasi vis tik vaikams Bakerio cistos ir suaugusiems. Tai vaikams Bakerio cistų paplitimas yra iki 6,3% ir dažniausiai visiškai nesusijusios su kelio kokio nors sąnario pažeidimu. Suaugusiems paplitimas yra dažnesnis ir dažniausiai susijęs su kokiu nors kelio sąnario pažeidimu, liga, trauma ar panašiai. Bakerio cistos komplikacijos, tai visų pirma pati cista gali sukelti komplikacijas, tai pakinklio kraujagyslių ir nervo pluošto spaudimas, tai dažniausiai spaudžia pakinklio veną, sukeldamas patilimą, padidėja giliosios venos trombozės rizika, kartais retai kompresinė tibialis neuropatija. Iš tikrųjų įdomus toks tyrimas buvo padarytas, kai dėl įtarimo giliųjų venų trombozės buvo tirti 3000 pacientų ir ten 26% jiems patvirtino tą giliųjų venų trombozę, bet kitiems pacientams nustatė kitas priežastis tų simptomų, tai 3% rado Bakerio cistą, daliai pacientų buvo Bakerio cista plyšusi, o kai kuriems buvo ir Bakerio cista plyšusi ir dar trombozė. Tai noriu tik pasakyti, kad kai atsiunčia mums pacientus įtariant giliųjų venų trombozės, tai gerai kartais prisiminti, kad kartais ir Bakerio cista tokia būna. Bakerio cista taip pat pati gali plyšti ir kai atsiranda ūmus blauzdos skausmai, svarbu apžiūrėti cistos ribas ir galim pamatyti poodinio audinio edemą. Skystis dažniausiai nueina tarp soleus, pagal fascijinius tarpus, tarp soleus, gastropnemijos. Kadangi Bakerio cista yra išklota sinovija, tai jai būdingi visi sinovijos procesai. Tai uždegimai, sinovitai, sinovijos uždegiminė proliferacija, kai būna reumatoidinis artritas, gali formuotis panusas, pigmentinis nodulinis sinovitas. Iš tikrųjų, infekciniai sinovitai ir pūliniai yra be galo reti. Man kelis atvejus teko matyti literatūroje prašytus ir dažniausiai tik tai imunosupresyviems pacientams. Kartais Bakerio cistos pakraujuoja į vidų, nes šiuo laiku vartojama daug įvairių antikoaguliantų. Mes matom dažnai kompleksinės Bakerio cistas, kai yra susiformavusios įvairios pertvaros, storos sienos, tirštas turinys. Galim matyti laisvakainius, kurie migruoja iš kelio sąnario per kartais plačią jungtį ir įvairus kristalinės nuosėdas ir panašiai. Apie gydymą daug nekalbėsiu, bet tiesiog daugelis autorių sutinka, kad vis tik reikia gydyti pagrindinę ligą, sąnario ligą ar traumą, o visas kitas tiesioginis Bakerio cistos gydymas, punkcijos, drenažai, kortikosteroidų infekcijos, net skleroterapijos aprašo, operacinė ekstizija, čia kaip jau būtų simptominis gydymas. Viena Bakerio cista priaugusi visokių pertvarų, storomis sienomis. Iš tikrųjų, ultragarsas patikimai diagnozuoja, kaip ir visas cistas, mes matom ultragarsu jas labai gerai.
Apie vieną cistą, kurią dar galima pamatyti, jau kalbėjo Donatas. Tai blauzdikaulinio šeivikaulio sąnario cista, ji matosi ir iš nugaros. Reta cista, bet ji svarbi dėl to, kad spaudžia tą nervus peroneus. Toliau meniskų patologija. Reikia prisiminti, kad užpakalinėje kelio srityje gan giliai galima apžiūrėti užpakalinius ragus. Ir vidinio menisko užpakalinis ragas yra dažniausia plyšimų vieta, nors čia apie tuos meniskus daug visokių nuomonių yra, bet jeigu matom, galime vertinti šiek tiek. Tai meniskų plyšimai, ūmus plyšimai geriau matomi, jaunesniems plyšimai geriau matomi, seni plyšimai sunkiau matomi ir sunkiau vertinami. Matom įvairias menisko hipokageniškas, anechogeniškas zonas, linijas, fragmentaciją, protrūziją, menisko kapsulinę separaciją. Kai mes matom tokį išsipūtusi fragmentuotą meniską, tai tada visiems ir paspaudžiam, kas yra labai teisinga spaudyti ir visaip sukioti ir klausinėti, ar būtent čia skauda. Tai tada visiems aišku, bet kai ateina pacientas senas ir visokių ten taškų matyti, tada šiek tiek sunkiau. Čia irgi patvirtintas menisko plyšimas, magnetiniu rezonansu sėkmingai patyrė operaciją. Menisko kapsulinė separacija, skystis susikaupęs. Menisko cista ar parameniskinės cistos. Gan dažnai matom parameniskinės ir menisko cistas. Jas nustatyti nesunku. Kartais tos parameniskinės cistos būna daugiakamerinės ir gan iš tikrųjų dažnai priaugusios visokių dalykų ir atrodo kartais kaip solidiniai dariniai, bet iš tikrųjų nereikia bijoti to pakitimo. Diskusinis klausimas, kiek ultragarsas yra tikslus diagnozuojant meniskų patologiją. Saulius sako, kad 0 balų. Bet iš tikrųjų, jeigu kai visiems aišku, kai matom tuos plyšimus, tai tada galim drąsiai rašyti, bet kai nematom, tai tiesiog yra protinga siųsti tikslinti kitais tyrimais. Man vienas tyrimas įstrigo, kad su amžiumi labai priklauso, kaip meniskų plyšimus mes galim vertinti. Tiek magnetas, tiek ultragarsas yra jautresni ir tikslesni vertinant jaunesniems pacientams, o kuo vyresni pacientai, tai tuo tas tikslumas mūsų mažėja. Kitas įdomus dalykas, kurį vis dažniau žiūrime, bet iki galo negalime vertinti, tai užpakalinis kryžminis raištis. Mes matom distalinę dalį ir inserciją. Tyrimas yra iš esmės apžvalginis, orientacinis, bet kartais, kai reikia laukti ilgų magneto eilių, nors kažką galim pasakyti klinicistams, tai užpakalinio kryžminio raiščio pažeidimas pagal literatūrą būna 20–40% kelio traumų atveju. Kaip Eduardas sako, turi būti didelės kelio traumos, bet aš radau, kad kartais gali būti jos nestiprios, bet tada matyt būna tik daliniai kažkokie plyšimai ar patempimai. Čia norėjau pademonstruoti pilvinio daviklio naudojimą, nes kartais tie keliai būna dideli ir gilūs. Tai tenka panaudoti pilvinį daviklį, kai pakankamai visiškai gražiai kartais įsiveda tas kryžminis raištis. Dažnai sutinku tokią nuomonę, aprašinėjant užpakalinius kryžminius raiščius, kad bet koks nukrypimas nuo įprasto vaizdo, ar storio padidėjimas, ar achogeniškumas, įtempimas forma, galima laikyti tartinu ir reikalaujančiu tolesnio tyrimo, ir man atrodo, ta nuomonė pakankamai teisinga, nes vis tik mes pilnumo jo negalime vertinti. Tai čia yra raiščio plyšimas. Čia yra raiščio plyšimas, tas raištis ne taip gerai matosi, bet kas įdomiausia, kad yra matosi kaulinė avulsija. Čia yra sugijęs raiščio plyšimas, bet čia apačioj turėtumėm įsivaizduoti ganglioną. Truputį nubėgau. Toliau, ką dar galima matyti užpakalinėme kelyje? Tai pakankamai gerai galima matyti vidinio ir išorinio šlaunikolio krumplių kremzlę, subchondrinę plokštelę,
Patologija lygiai tokia pati kaip ir visose kitose kelio srityse, tai tradicinė mūsų artrozė, kai matome kremzlės plonėjimą, skaidrumo praradimą, defektus, osteofitus, artrozės komplikacijas sinovitus, reumatoidinio artrito metu galime matyti erozijas, sinovilijos proliferaciją, kristalinėms artropatijoms būdingus kristalų depozitus, tai tiesiog jeigu matosi, tai kodėl neapžiūrėti. Jau vis dažniau literatūrai tenka pamatyti įvairių pusiau kiekybinių klasifikacijų ultragarsu. Artrozės čia viena iš jų spausdinta reumatologijos žurnale, kai vertinamas kremzlės storis ir net laipsniuojama ir vertinami osteofitai, kurie, kaip Saulius rodė, labai gražiai matosi. Iš tikrųjų, tai aš tik noriu pasakyti, kad daugelis autorių sutinka su tuo, kad ultragarsas anksčiau pamato pakitimus artrozinius ir gali konkuruoti su rentgenu, mes matom konkrečias vietas, nematom bendro vaizdo. Bet osteofitų ir kremzlės įvairių defektų greičiausiai esat matę ne vieną, tai kodėl kartais nepažymėti, neprašyti. Čia matosi kremzlės defektas. Ne į tą pusę nuvažiavau. Osteofitas. Toliau, ką dar galima, jau ne pats kelias, bet pakinklyje praeina kraujagyslių nervų pluoštas, tai svarbu atkreipti dėmesį kartais į kitas galimas patologijas, tai pakinklio venos trombozė, tai nesunku yra paspausti iš tikrųjų tą veną poplytę ir pasižiūrėti jos pūdumą. Gali būti pakinklio arterijos aneurizmos, retesnis atvejis ar pseudoaneurizmos, bet kartais ant tų keistų cistų reiktų užsidėti doplerį. Aterosklerozinės plokšteles matysite gan dažnai. Tibialinio nervo dažniausiai aprašinėjame literatūroje dariniai. Įdomesnis yra bendrasis šeivinis nervas. Kartais iš nugaros matoma, kai praeina, tai tiesiog kartais reikia vertinti dėl kompresinės neuropatijos ar įvairių darinių. Aišku, būna pakitę limfmazgiai. Suaugusiems žmonėms praktiškai limfmazgių pakinklio duobėje beveik nematome, net normalių. Vaikams vienas kitas pasitaiko, todėl jeigu jau pamatom limfmazgius, dažniausiai būna kažkokia patologija ir galim matyti darinius kaip ir kiekviename kelyje. Čia matosi pakinklio arterijos trombuota aneurizma ir visokių darinių, kurių pilnas internetas: švanoma, neurofibromos, metastazės melanomos, arterioveninė malformacija, liposarkoma, kuri atrodo lygiai taip pat kaip lipoma, ir metastazinis limfmazgis. Aš pačiam gale parodysiu keletą Fabelos filmukų. Tiesiog nusileiskim. Mano giliu įsitikinimu, iš mano menkos patirties, Fabela yra genetiškai paveldima. Čia yra sūnaus Fabela, o čia yra tėvo Fabela. Pasitaikė, kad tėvas ir sūnus, tėvo mažesnė Fabela, bet matyt kažkoks ryšys yra tarp jų. Dar vienas įdomesnis, kaip galima matyti, depozitus kremzlinė, iš tikrųjų patvirtinta čia ta liga, kalcio pirofosfato dihidrato depozitų liga. Tai tiesiog pacientui taip kartais galima matyti čia iš tikrųjų ir įvairių cisto užpakalinio rago mažyčių, parameniskinių cistų. Tiesiog reikia ieškoti ryšio su menisku. Tai iš esmės tiek norėjau trumpai apžvelgti užpakalinį kelią.